Labas, vaikučiai. Labas. Ar žinote, kas aš? Nykštukas žalias. Taip, aš žalias nykštukas ir kaip jūs turiu vardą Nakas. Mano žaliajame slėny mane dar vadina išminčiumi. Aš gyvenu labai gražiame slėnyje. Ten čiulba paukšteliai, žydi labai gražios gėlės, o žvėrelių kiek daug. Aš su savo draugais saugau gamtą ir myliu žemę. Stengiamės, kad ji būtų graži. Bet aš jums noriu papasakoti vieną istoriją, kuri nutiko. Oi, kokia tai istorija? Paklausykite. Vieną pavasario dieną vėjas sugalvojo nupūsti mano akinius ir pradėjo labai pūsti. Tvirtai pūsti. Pūtė, stipriai pūtė. Žmonės mane skaitė, manimi džiaugiasi, bet vieną dieną aš atsiradau čia šiukšlyne. Oi, kaip man čia blogai. Čia gyvena ir mano broliai, laikraščiai, žurnalai. Nykštuk, gal žinai, kas galėtų mums padėti? O kokios pagalbos jums reikia? Kotryna. Žinote ką? Mums tokios pagalbos, žinai, Nykštuk, reikia. Kotryna. Reikia tokios pagalbos, kad mūsų rūšiuotų, kad mes negyventumėm, perdirbtų mus. Tikrai, taip. Tai aš kviečiu draugus. Ne draugus, o Kotrynas. Kviečiu draugus. Kas gali tau, knygelę, padėti? Kotryna. Sakau, nepasakyti, kad Kotryna gali padėti. Aš tau, knygelę, galiu padėti. Mėlynas konteineris esu. Popierius pietums kemšu, kuo daugiau kartoninių dėžių ir knygelių išmestų. Pilvas mano nereiklus, popierius labai skanus. Eime su manimi, knygelę. Eime. Oi. Gal ir mums padėsit? Kas čia šneka? Tai aš, pieno buteliukas. Ir mums, Nykštuk, reikia pagalbos. Ar gali mums padėti? Žinoma, kad galiu. Tau aš padėsiu. Geltonasis konteineris. Aš geltonas ir
Kūnas kai sotus, valgau butelius ir maišiukus, plastikinius žaisliukus. Ar jūs žinote, draugai? Mėgstu valgyti sausai. Man neduokit butelių, riebaluotų neplautų. Ir kad tilptų man daugiau, butelius suspauskite greičiau. Keliaujam su manimi, aš tau padėsiu. O kas man padės? Kas man padės? Kas čia šaukia? Tai aš. Buvęs labai skanus aviečių uogienės stiklainis. Ir man nykštukų pagalbos reikia. Aš atsiradau šiukšlyne. Žmonės turbūt tingėjo mane išplauti. Ir išmesti, kur reikia. Todėl aš čia, o galėčiau būti vėl labai žmonėms naudingas. Kasgi man galėtų padėti? Kasgi man? Aš galiu padėti. Žaliasis konteineris. Jei sudužo jums vaza, tai žinokit, ne bėda. Stiklas man skanus, pusryčiams pietums labai gardus. Man pilvuko neskaudės, jei stikle švara spindės. Tik nemeskite lempučių, krištolinių veidrodinių šukių. Valgyti jų negaliu, nes aš žalias juk esu ir nemėgstu prabangos. Tad laikykitės tvarkos. Gerai, eime su manimi stiklainį, aš tau padėsiu. Oi, kaip liūdna, kad žmonės nerūšiuoja atliekų, meta jas bet kur. Žmonės gali sunaikinti mažųjų žmogeliukų pasaulį. Oi, o juk reikia rūšiuoti, ar ne, vaikai? Taip. Kaip jūs manote? Ar pažadate man, nykštukui, kad jūs rūšiuosite šiukšles ir bus švari gamta? Visur čiulbės paukšteliai, žydės gėlės. Tai ačiū jums labai. Ir viso gero jums, vaikai.